Labas vakaras, gerbėmiai mano video blogo žiūrovai, čia ir vėl aš Juiva. Ir šiandien aš tiesiog su jumis pasidalinsiu istoriją apie kiekvieną savo mėnesį, nuo ko viskas prasideda ir kaip viskas pasibaigia. Ir manau, kiekvienas jūsų rasit kažkokių tai panašumų. Tai viskas prasideda nuo to, kad tu gauni algą. Toks dalykas kaip viešasis transportas tiesiog dingsta. Tokio dalyko nėra. Atsiranda uberiukai, atsiranda taksiukai, viskas, tau nesvarbu. Sėdi rankytę užsimetus ant langiuko, galvytė iškišta, tipo plaukučiai maskatuoja, žinai. Ką jūs, vargoliai, sėdit susispaudę, ne, tam savo autobuse. Nekaršta, ne? Nėr kur atsisėst. Maistas, apskritai maistas tampa pats geriausias, organiškos, brangiausios donytės, šokoladukai, pienukas, viskas, tik tai iš viršutinių lentynų. Ten labiausiai poš visi produktai ir apskritai tokia savoka kaip valgymas namuose, jinai dingsta, nebėra. Prasideda restoranai, kavinės, viskas tenais yra. Prasideda restoraniukai, kavinės, bariukai, ten viskas. Ten visur valgai, kur tik tai įmanoma, nes tau yra nesvarbu tiesiog. Ir apskritai vakarėliai, šokiai, dainos, estrada, kramtoškė, tu tiesiog tampi vakarėlių sielą. Hebra, jūs nesijaudinkit, net nežiūrėkit į tą sąskaitą, viskas gerai. Aš pasirūpinsiu, Hebra, nu tipo viskas normaliai, davai. Tiesiog pasileidžiam plaukus, pabūnam šiandien smagiai, žinai, tipo viskas normaliai. Ir apskritai tada sau leidi visokiausias spontaniškas kelionytės, spontaniškiausius visokiausius filmus, koncertukus, viską, žodžiu, sau leidi. Atsiranda nauji drabužėliai, naujos kelnytės, naujos bliuskutės, nauji triusikėliai. Žodžiu, viskas nuostabu. Ir tada ateina antroji savaitė. Uberiuko kelionė šiek tiek paretėja ir atstumai truputį patrumpėja. Ir tada jau ir donytė tampa nebe tokia organiška. Ir apskritai vakarėliuose tai jau nebebūni ta fėja, jau tada prasideda, tipo, tai Hebra, tai kiekvienas už save, ne, tipo, normaliai, tai girdot, nestumam, davai, tai tipo, kiekvienas savo viską ten, ne, nu. Bet apskritai bendrai paėmus to tokio finansinio streso dar nėra. Tu žinai, kad tu dar turi daug pinigų, tipo, viskas gerai, bet tu nebeleidi savo tiek daug, kiek leidai praeitą savaitę, nes, nu, tipo, biški apsiramink Ieva, biški slow down buddy. Tada ateina trečioji savaitė. Tu įlipi į autiką. Nu, sveiki, Hebra. Kuo jūs? Kaip? Sveiki. Kaip savaitė praėjo? Gerai, ne? Donytę tada jau pradedi pirkti pačią paprasčiausią tą iš apatinių lentynų dažniausiai, kur, nu, tipo, net nelabai aišku, kas jos sudėti sueina, bet kokiu atveju ji vis dar donytė. Tada jau pradedi ėsti visus šokoladukus, visus konservus, visas ten mišrainytės, kumpiukus ir, žodžiu, visiškai viską realiai, ką tėvai atsiuntė. Vakarėliai? Nu, nebent jeigu tave kažkas pričiešina varyti tą vakarėlį, tai tada būna tiesiog, tipo, girdi, atsimenu, čia prieš porą savaičių mes varėm kažkur, ne? Pats, aš ten stačiau, lygu kažką ten pasaskaitą, sakiau, kad, tipo, viskas gerai, šiandien žiūrėjau, atsimenu, aš ten pišt pastačiau, tai, nu, tipo, žinai, rankyti plaunu, kaip sakoma, tai, žinai. Ir tada šiek tiek jau pradedi gailėtis, kam ta bliuskutė tavo, kam tos kelnytės, gal ir nereikėjo jų visai, tipo. Ir apskritai pradedi planuoti, kaip taupysi savo ateinančią algą, kaip ją tausosi ir, nu, neleisi tiek tokiem beprasmiškiem dalykam. Ir galų gale atsidėsi kažkokią tai sumą taupimui. Ir galų gale ateina ketvirtoji savaitė, kurią trumpai reiškia galima pavadinti tiesiog The Hunger Games. Duona? Vat? Iš kur tokia prabanga? Jūs ką juokaujat? Oi, kokie mes ponai, pažiūrėkit į mane. Nejuokaukit, tokio dalyko nebėra. Tada ateini į autiką nuleidus galvytę jau, tipo, bet ne dėl to, kad tau gėda ar kažką, tu tiesiog nuleidi galvą, nes viešai gal kažkas kažkur netyčia kokį svariuką pametė. Kai ateini į parduotuvę, tada jau pradedi teirautis pardavėjos. Atsiprašau, gal pas jūs yra kažkur tai nukainotų produktų sekcija, skyrius? Tau jį parodo tą sekciją skyrių, tu jį pražiūri, grįžti atgal pas tą pačią pardavėją. Atsiprašau, gal pas jūs yra ekstra žiauriai nenormaliai nukainotų prekių skyrius, nes man ten šiek tiek per prabangiai, ten per brangų man neišeina ten nieko. Ir apskritai, tada jau kai ateini į parduotuvę, pradedi save apgaudinėti, kaip kad tėvai tave apgaudinėdavo vaikystėj. Ieva, turim namuose, nereikia, nepirksim, nu tikrai turim tokį patį namuose. Nu, kam dabar be reikalo leisti pinigus, nusipirkti antrą tokį patį? Nu, tai grįši namo ir, nu, suvalgysi ten, ką tu ten turi tą tokį dalyką. Nors tu žinai, kad to dalyko tikrai nėra namuose, tu apskritai nieko namuose neturi, bet ta taktika veikia. Ta savęs apgaudinėjimo taktika puikiai veikia. Ir aš labai esu dėkinga tėvam, kad aš ją labai gerai įsisavinau vaikystėj. Apskritai tokia savoka kaip vakarėlis yra išbraukiama iš jūsų žodyno, jinai nebeegzistuoja, jos nebėra, tiesiog tu pamiršti, kas per du dalykas, tai apskritai kas tai.
Ir tada apskritai tu pradedi ieškoti visų čekiukų, kuponiukų, voucheriukų, visko, iš kur tik tai būtų galima gauti nemokamų dalykų. Ten visi McDonald's kuponėliai įmanomi, kad ten už 5 centų gauni ten kažką tai. Tada viskas yra aukso vertės, visiškai viskas, nesvarbu, veganiška, vegetariška, kinietiška, rusiška, lietuviška, McDonald's, viskas, tada viskas tau tinka. Ir tada netikėtai ateina sąskaitos už elektrą, dujas ir panašius dalykus. A tu jos nesitikėjai gauti. Ir tada tu tiesiog tikies sekantį mėnesį paprasčiausiai turėti elektrą, bet kritiniam atveju visgi esi pasiruošus, vdruk atjungtų elektrą, visada gali pasišviesti neoniniam lemputėm, kurios visai neblogai, kaip matau, šviečia, tai va, žodžiu, kritiniam atveju visą laiką yra pasiruošta. Ir kol tu purtai savo neoninės lemputės, žiūrėdama, kaip tu bandysi apsišviesti kitą mėnesį, netikėtai vėl ateina alga. Ir jau sekančią dieną, ką jūs, varguoliai, stėdit susispaudę, ne? Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį mano video blogą, tikiuosi jums patiko, o gal ir ne? Jeigu bent truputį, bent šiek tiek randate panašumų savo finansinėje situacijoje, būtinai, tiesiog būtinai nepamirškit paspausti like to. Ir vėl, aš ir vėl ties tuo žodžiu pastringu. Nepamirškit paspausti like knopkutės tiesiog, komentaros irgi galite pasidalinti savo istoriją, kas pas jūsų dedas, kai vat, šitaip vyksta dalykai su finansais. Ir tiek šiam kartui, iki susitikimo kitą trečiadienį ir iki.